Gerą vakarą visiems, čia toks neprognozuotas video. Šį vakarą ką tik skambino ta moteris iš Neveronių, kur norėjo pas ją tenai iškeldinti ją į krizių centrą su vaikais. Tai va dabar 9:30 vakaro, pas ją ką tik buvo vaikų teisės specialistai. Ir kiek man teko su jais pakalbėti, tai jie gavo anoniminį pranešimą. Atvyko į šeimyną tokių laikų ir kaip šiaip jau vaikai tokių laikų miega, pradėjo tardymą, klausinėti vaikų, be jokių nieko, iš viso va taip va. Tai galimai tas, kaip ten jie teigia, kad anoniminis pranešimas pasakojo, kad vaikai girdomi alkoholiu. Nežinau, šiaip pagal kaip buvęs ten toj pačioj vietoj, tai ar tas anoniminis ten miške gyvena ir medyje tupi ir su žiūronai žiūri, kas ten ką daro. Ar čia šiaip buvo toksai anoniminis, kad būtų pretekstas atvažiuoti va tokiu laiku su tikslu pasiekti savo rezultatus kažkokius. Sunku pasakyti, išsiaiškinsim tai rytoj. Mes turim pasirašę su minimu žmogum sutartį, kad mes jį ginam. Ta pati sutartis buvo pateikta posėdyje, bet toliau aplinkybę žiūrėsim, kaip vystysis. Tai vat, tokie dalykai ant vakaro, kaip vaikų teisės į namus atvažiuoja laiku, kai jau vaikai turi miegoti ir daro vaikam apklausos be sutikimo, be leidimo. Tiesiog va taip va pasinaudoja žmonėm, kurie nieko nesupranta apie savigyną teisiniais būdais ir taip toliau. Tai va. O papildomą video, tai galvoju, padarysiu gal už keletos dienų, nes labai daug kas pasikeitė ir daug yra įvykių, daug prognozių, daug visko, nuo ko viskas bus aišku, nes dabar teismų atlikti sprendimai mano atžvilgių šeimos parodys tą teisinės valstybės sistemą, gal taip pasakyti. Ar čia pas mus veikia, ar neveikia, ar čia veikia tik tai kažkieno interesai. Tai va. Tai tiek. Geros nakties visiems. Iki kito karto.